Šiandieninėje apžvalgoje mūsų laukia išties jaudinantis istorinis ir literatūrinis detektyvas. Tai tikrai nebus tik paviršutiniškas senovinių tekstų peržvelgimas. Remdamės išsameis teologiniais komentarais, mes iššifruosime vieną paslaptingiausių ir labiausiai intriguojančių biblinių įvykių – žengimą į dangų. Ieškosime užuominų slypinčių giliai tarp eilučių. Tai intriguojanti kelionė per tekstus, siekiant suprasti, kaip idėjos, gimusios prieš tūkstančius metų, visam laikui pakeitė žmonijos mąstymą. Štai koks mūsų planas. Šį istorinį galvosūkį narpliosime per 4 pagrindinės temas. Pirmiausia, aptarsime žengimo į dangų paslaptį, tuomet nagrinėsime monoteizmo evoliuciją, po to pereisime prie neįkainojamo paveldo ir galiausiai išnarpliosime revoliucinę misiją. Taigi, pirmoji dalis – žengimo į dangų paslaptis, išvykimo neatitikimai. Ir štai čia iškart susidurime su labai akivaizdžiu prieštaravimu. Turime 2 tekstus – Luko Evangeliją ir Apaštalų darbus. Geriausia dalis – abu jos parašė tas pats autorius. Tačiau pažvelgus atidžiau, išryškėja tiesiog milžiniški geografiniai ir chronologiniai neatitikimai. Evangelijoje pagal Luką teigiama, kad šis išvykimas įvyko patį Velykų vakarą Betanijoje. O štai Apaštalų darbuose jau rašoma, kad tai nutiko po 40 dienų Alyvų kalne. Kyla labai natūralus klausimas, kaip tas pats žmogus galėjo parašyti 2 visiškai skirtingas to pačios įvykio versijas. Skamba kaip tikras istorinis galvosūkis, tiesa? Na, šio neatitikimo sprendimas iš tikrųjų slypi supratime, kas apskritai yra šie senovės tekstai. Tai juk nėra kažkokie istoriniai žurnalai, ar jo labiau tikslos geografinės koordinatės. Šių tekstų autoriams visiškai nerūpėjo sukurti tikslios laiko juostos. Jie kūrė gilias teologinės žinutes. Pavyzdžiui, Mato savo raštuose labai aiškiai susitelka į Galilėją, nes tai tobulai atspindi jo požiūrį į tautų kryžkelę. O štai Lukas visą dėmesį sutelka į Jeruzalę dėl visai kitų teologinių priežasčių. Jam tai senosios sandoros centras, nuo kurio privalo prasidėti naujoji. Trumpai tariant, pagrindinis tikslas čia buvo perteikti prasmę, o ne surašyti įvykių seką. Ir šią idėją tiesiog tobulai iliustruoja senovinis debesies simbolis. Tyrinėjami šaltiniai labai aiškiai nurodo, kad debesis Biblijoje tikrai nėra tiesiog meteorologinis reiškinys, tai yra matomas Dievo buvimo ženklas. Mes jį jau esame matę anksčiau, prisiminkime Raudonosios jūros perėjimą arba Kristaus atsimainimą. Taigi, kai tekste sakoma, kad debesis jį paslėpė, tai iš tiesų simbolizuoja gilų ir esminį perėjimą. Tai žingsnis iš matomo fizinio buvimo į visiškai dvasinį lygmenį ir tiesioginį įžengimą į dieviškąją sferą. Pereikime prie antrosios dalies. Monoteizmo evoliucija – kelias nuo vietinio karaliesės iki universalaus dievo. Iki tremties į Babiloną izraelitai griežta prasme net nebuvo monoteistai. Jie praktikuovo vadinamąją monolatriją. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad jie tikėjo, jog jų dievas yra tik ir išimtinai Izraelio karalius, o kitos tautos turi savus joms priklausančius dievus. Tačiau viską aukštyn kojom apvertė Babilono tremtis. Tai tapo didžiuliu katalizatoriumi. Būtent po šios traumuojančios patirties ir gimė tas tikrasis monoteizmas, suvokimas, kad egzistuoja tik vienintelis dievas, kuris yra viso žmonijos ir viso kosmoso karalius. Šis suvokimas tiesioginio to žodžio prasme pakeitė viską. Būtent todėl ši viena konkreti eilutė iš psalmių Dievas karaliauja pagonims yra tokia be galo svarbi. Reikia suprasti, kad tai nėra kažkokia pradinė, pamatinė idėja. Ne, tai yra labai vėlyvas, po tremties atsiradęs suvokimas. Ši, atrodytų trumpa frazė, savyje talpina tiesiog monumentalę teologinę evoliuciją, kuri numatė laiką, kai visos tautos ir visi žmonės bus sujungti po viena bendra universalia dvasinė realybė. Trečioji dalis. Neįkainojamas paveldas ir toji vidinė transformacija. Pats žodis paveldas per laiką išgyveno išties stulbinančią transformaciją. Senajame testamente viskas buvo labai apčiuopiama. Tai reiškia pažadėtąją žemę, konkrečią fizinę teritoriją, kurią reikėjo užkariauti ir apginti. Tačiau Naujajame testamente šio žodžio prasme pasikeičia radikaliai. Paveldas staiga tampa karalystė ir amžinuoju gyvenimu. Tai jau nebe kažkoks žemės sklypas, tai dvasinė būsena ir santykis. Tai didžiulis perėjimas nuo to, kas visiškai materialu, prie to, kas dvasinė ir amžina. Bet dar labiau stebina tai, kaip šis dvasinis paveldas yra patiriamas.
Paulius teigia, kad to neįmanoma suvokti vien intelektualiai. Tam tiesiog būtina apšvietimo malda, atviranti, kaip jis sako, širdies akis. Tai reikalauja milžiniškos dieviškos energijos ir jėgos, kuri veikia pačiose tikinčiosiuose. Ir koksgi to galutinis rezultatas? Tai nėra koks nors dramatiškas kosminis įvykis kažkur danguje. Ne, tai gili, radikali, vidinio prisikėlimo patirtis, įvykstanti pačioje žmogaus širdyje. Ketvirtoji dalis – revoliucinė misija, be galo pavojinga užduotis. Ir čia prieiname prie esminio klausimo. Kodėlgi patikėti tokio neįsivaizduojamo masto kosminę misiją? Patį bendravimą tarp Dievo ir žmonijos, grupeliai sekėjų, kurie pasak paties teksto, tuo metu vis dar aktyviai abejojo. Pagalvokime logiškai. Kaip pastebi šaltiniai, jei Jėzus būtų šiuolaikinės korporacijos vadovas, jis gyvenime nepatikėtų savo įmonės ateities tokiai nepasiruošusiai dvejojančiai komandai. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip visiška beprotybė, tačiau būtent tame ir slypi visas šios istorijos genialumas. Norint iki galo suvokti šios misijos gilį, mums reikia iššifruoti dar du labai svarbius senovinius konceptus. Senovės artimuosiuose rytuose vardas nebuvo šiaip sau skambanti etiketė. Jis reprezentavo pačią asmenybę, visą asmens esmę. O štai žodis krikštyti etimologiškai reiškia panardinti, pačia tiesioginė fizinė to žodžio prasme. Taigi, ši misija nebuvo tiesiog naujų narių užrašymas į kažkokį klubą. Tai reiškia tiesioginį tų naujųjų mokinių panardinimą į pačią dieviškąją asmenybę. Ir būtent šiame kontekste nuskamba ši monumentali citata. Vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mums šiandien tai skamba tiesiog kaip įprasta religinė formulė. Tiesa, bet pažvelkime į šaltinius. Jie atskleidžia, kad tai buvo pats pirmasis trejybės suformulavimas visoje istorijoje. Tai nebuvo šiaip smulki nauja doktrina. Tai buvo absoliučiai milžiniškas visą to meto pasaulėžiūrą aukštyn kojom verčiantis teologinis poslinkis. Kyla klausimas, kodėl tai buvo taip radikalu? Matote, pirmojo amžiaus judaizme bandyti gydyti ar veikti kieno nors kito, o ne vienintelio Dievo vardu, buvo griežčiausiai draudžiama. Vien teigimas, kad egzistuoja trys asmenys, skambėjo kaip šventvagiškas tiesioginis antausis griežtam to meto monoteizmui. Ši formulė nebuvo šiaip kažkokia nekalta naujovė. Tai buvo giliai ardomoji, revoliucinė idėja, kuri tuos pirmuosius sekėjus akimirksniu pavertė gyvais taikiniais. Persekiojimas tapo absoliučiai neišvengiamas. Tai buvo neįtikėtinai pavojinga misija. Bet net ir susiduriant su tokiu mirtinu pavojimu, ši misija rėmėsi vienu be galo galingu pažadu, telpančiu į vieną žodį Emanuelis, kuris išvertus reiškia Dievas su mumis. Iš esmės tai ir yra galutinis visų šių tekstų taškas. Emanuelis tai pažadas apie nuolatinį, nors mūsų akimis ir nematomą, dvasinį buvimą kartu, kuris tęsis iki pat pasaulio pabaigos. Ta fizinį buvimą, kuris ką tik baigėsi, galutinai pakeitė šis nuolatinis ir visur esantis dvasinis palaikymas. Ir tai atveda mus prie paskutinio apmąstymo šioje analizėje. Kaip šis senovinis, išties revoliucinis poslinkis nuo fizinio apčiuopiamo buvimo prie dvasinio ir universalaus Emanuelio vis dar meta iššūkį mūsų šiuolaikiniam supratimui apie galią, autoritetą ir žmonių tarpusavio ryšį. Tai gilus klausimas, kurį verta nešiotis mintise dar ilgai po to, kai baigsime šią apžvalgą. Tai idėjos, kurios net ir praėjus tūkstantmečiams tebeskamba su neįtikėtina jėga. Ši kelionė per senosius raštus akivaizdžiai įrodo, kokių neįtikėtinų istorijos ir žmogaus mąstymo klodų mes vis dar nesame iki galo atradę.